Aha, bent jau nusišypsot priverčia. Gerai. Taigi patinka vaikinai su geru humoro jausmu. O kas labiausiai erzina vaikinuose? Man reikia pagalvoti. Nežinau, gal nedrąsus labai? Taip, nepatinka nedrąsos vaikinai, todėl visi, kurie simpatizuoja Vytai, kurie dabar girdi mus, prašome, turėkite omeny. Jis nemėgsta nedrąsių, mėgsta tuos, kurie skaldo gerus bajerius. O Vyta, sakykite, jūs turite mėgstamiausią gėlę? Hortenzija. Hortenzija. O mėgstamiausią gyvūną? Ryklys. Ryklys. Auginate ryklį namie? Bandžiau, bet nelabai pavyko. Bandėt, bet nelabai pavyko. Kodėl? Buvo labai popierinis toksai. Popierinis ryklys. Greit sušlapo. Greit sušlapo ryklys. O sakykit, turit kokį nors augintinį? Taip, turiu šunį, katę, žiurkėną, medulį. Taip, katę, žiurkėną ir šunį. Ir viskas. Ir viskas. Gerai. Kaip zoologijos sodo pradžiai pakaks. Gerai. O sakykit, turite mėgstamiausią patiekalą? Gal pica? Pica. O gėrimas? Kokteilis, tarkim, pieno. Pieno kokteilis. Labai gerai. Gerai. Audriau. Dviprasmybės, tau sako. Tau sako, tai yra dviprasmybės. O kokie mėgstamiausia Vyta spalva jūsų? Žalia. Taip, tai jums patinka labiausiai žalia spalva, patinka picos. O kokia yra jūsų šalis, tokia svajonių šalis, kur dar nebuvot, bet tikrai jau, kada jau dirbsit, užsidirbsit 1 milijardą, jau tikrai nuvažiuosit. Balis. Balio sala, ar ne? Labai įdomu, iš tikrųjų, Balio sala. Na kągi, įsivaizduokime dabar, turite kokios mėgiamą vyrišką vardą? Kažkas sufliruoja Rimvydas kažkodėl. Rimvydas gerai. Rimvydas gerai, o dar koksai? Tarkim... Vat jūsų būsimas vyras, kuo jis vardu bus? Martynas. Martynas. Labai gerai, jums labiausiai patinka vardas Martynas. Labai gerai, tai įsivaizduokime Balio sala, paplūdimys, ar ne? Patiestas pledas, aplinkui viskas žaliuoja, praeina vienas kitas Balisalos gyventojas su seserim ir ant to pledo sėdi Vita, ar ne? Aplinkui pristatyta daug pieniškų kokteilių, picos šalia yra kepamos, atsivežtas italas, ar ne? Ir čia pat šuniukas, žiurkėnas ir katė ilsisi. Ir Vita kartu su vaikinu vardu Martynas, ar ne, sėdi ant kranto, šnekučiuojasi, vyksta pasimatymas, randevu. Martynas visą laiką skaldo vien tik linksmus bajerius ir aplinkui nėra ne vieno kuklaus vaikino. Aplinkui vien tik drąsus visi Balisalos vietiniai gyventojai. Na kągi, o tuo ruoštų iš krūmų išlenda Audrius su Kirilu ir dainuoja po jūsų audringo aplodismentų serenadą Vytai. Vita, kaip gera čia sėdėt ir iš apačios kaip į kokią šeimininkę į tave žiūrėt. Aš norėčiau būt kaip tavo šuniukas katė arba žiurkėnas. Įsivaizduok, mes Balio saloj ir čia vietinis indėnas. Ach, Vita, kokios gražios tavo akys. Ach, Vita, Balisalos jos dar nematė ir kažin su juo pritūpusiu. Ar tu kažką tai gyvenime nuveiksi, pažiūrėk, panašus jis atrodo kaip kelmučiu. Ach, Vita, Ach, Vita,
čia reik sakyti Dolce Vita. Jei norėsi pienišką kokteilį, atnešiu tau kiekvieną rytą. Ach, Vita, ach, Vita, nežiūrėk, kad jis stovi čia. Aš tau iškėpiau pizzą ir ją laikau autobusiuke paslapčia. Žinai, aš mėgstu daryt pieniškus kokteilius, Bet jo bairiai prasti ir rėžia širdį tarsi peilis. Ak žinai, ar tu girdi dainavimą iš kairės ar garsus? Aš manau, kad ten sėdi kažkoks tai žiurkėnas nedrąsus. Ach, Vita, kaip norėčiau aš vėl būti devintokas. Kaip gaila, bet kol kas tau esu aš per senokas. Ach, Vita, tu dabar čia numoji ranką. Bet gali būt nesuprantama mano iniciatyva. Bėgo metai, bėgo dienos. Kaip minimum 10 aš pralauk dar turiu ne vieną. Bet aš lauksiu arba jis. Martynas jis bus ir Bali jums bus užsakytas kambarys. Ach, kaip gera būti su tavim. Tikiuosi susitiksim, kai dar būsime sveiki širdim. Ach, Vita, aš tave matysiu savo sapnuose. Tikiuosi, kad tu aplankysi mus senelių namuose. Taigi jūsų aplausimai Vitai. Leiskime visi palydėti. Ir dovanėlė. Iki dovanėlės ir iki minkštasolių, minkštasėdžių. Sėdmaišių. Tiesiog trumpai tariant. Aš supratau, matai, kad paliekam mums vietą dėl prastų bairių. Kągi, iš tikrųjų mes su šypsenomis, su geromis žiniomis važinėjom ir be abejo bus dar daugiau šypsenų, dar daugiau bus gerų emocijų, kai žmonės, tiems, kuriems reikia, tiems, kuriems galėtumėt jūs irgi padėti, informuoti juos, atrastų galimybės, atrastų profesinės galimybės, atrastų galimybės mokytis ir taip toliau. Na, kartais tikrai manau, kad reikia neteisti, o tiesiog dar kartą įkvėpti, padėti. Tam yra jaunimo garantijos, yra galimybės, kur galima stažuotis, galima įgyti, susipažinti su įvairiomis profesijomis, galime savanoriauti, atrasti, kas jums patinka arba būtent tiems žmonėms patinka, kurie neturi šiuo metu darbo, nesimoko. Taip, galima suprast, ko nori, atskleisti savo gebėjimus, įgyti paklausę profesiją, bendrauti su darbdaviais ir išbandyti save įmonėse, savanoriauti ir, aišku, dalyvauti verslumo mokymuose. Galima labai daug. Taip, galima dar kartą paploti vieni kitiems, užkrėsti gerą iniciatyvą ir duoti tokį tylius pažadus, kad mes ir skleisime šitą, toliau tęsime visas šias žinias. Ir žinoma, galima pasidžiaugti, kad buvote čia, galima pasidžiaugti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos inicijuota puikia gera iniciatyva jaunimo garantijos ir žinoma, taip, galima šį eksponatą paliesti, galima jį įsėsti, prie jo nusifotografuoti, nusipaveiksluoti, taip kad tikrai prašom, mėgaukimės gera draugija, gamta. Ir dar mums būtų smagu padėti finalinį tašką, ar ne? Taip. Visiems kartu nusifilmuoti. Todėl kviečiam jaunimas, visus ateiti čia prie mūsų